Šiandieną ypatinga diena. Ypatinga tuo, kad mes minime monsinjoro Alfonso Svarinsko, aukščiausios tarybos deputato šimtmečiui skirtus renginius. Kaip monsinjoras Svarinskas 2001 metais sakė, Lietuvai reikia daug idealistų, kurie tėvynę mylėtų labiau negu save patį. Kova nebaigta. Mes dar neiškovojom pilnos laisvės ir nepriklausomybės. Kovokime ir melskime Dievo visokiojopos palaimos. Ši paroda yra skirta pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyviui, tikinčiųjų ir piliečių teisių gynimui, politiniam kaliniui, iškalėjusiam ne 22 metus sovietų lageriuose ir kalėjimuose, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos deputatui, pirmajam Lietuvos kariuomenės vyriausiajam kapelionui monsinjorui Svarinskui. O dabar maloniai prašome pasižiūrėti parodą, o paskui mes jūs visus palydėsime, kaip ir sakėme, nemažai yra renginių į Seimo posėdžių salėje, į 3. aukštą. O po to 10:30 yra Konstitucijos salėje, bus konferencija. Prašome dar kiek yra laiko pasižiūrėti. Ačiū Jums. Gerbiamasis Seimo pirmininkė, gerbėmėjai Seimo nariai ir visi čia susirinkusieji. Prieš 100 metų gimė iškilus dvasininkas, rezistentas, politikas ir drįstu teigti kovotojas Alfonsas Svarinskas. Signatarų klubo pirmininkai vadovai pareigojo man pasakyti šią kalbą. Tačiau, aišku, yra daug vertesnių ir aš iš pradžių nenorėjau sutikti, bet neatsiradus niekam kitam aš sutikau ir vien dėl to, kad aš pats esu giliai tikintis Dievu ir Svarinskas man yra pavyzdys, kaip reikia tikėti Dievu, ypatingai sudėtingomis aplinkybėmis, kalėjimuose, lageriuose. Jis nenustojo melstis ir prašyti Dievo apsaugos ir stiprybės, kad jis neišduotų pavardžių rezistentų, partizanų, kovojančių už Lietuvos laisvę. Už Dievą jis galėjo leistis ir būti nukryžiuotas. Kunigą Alfonsą Svarinską, kaip ir Vytautą Landsbergį, arba labai myli ar ne. Dažniausiai dėl jų tvirtos nuomonės, tačiau jų negerbti negalima. Alfonsas Svarinskas išrinktas deputatu Lietuvos Respublikos aukščiausioje taryba Šilalės 70 rinkiminė apygarda, ir 91 rugsėjo 24 dieną Lietuvos aukščiausioji taryba pripažino jo įgaliojimus. Šią progą rajono tarybos pirmininkas Alfonsas Bartkus tarė žodžiai pabrėždamas. Deputato mandatą gavo žmogus atstovaujantis dvasininkų luomui. Jis visą savo gyvenimą paskyręs kovai už tikėjimą ir tėvynės laisvę. Štai ta laisvė atėjo, o kartu su ja atėjo parlamentą ir gerbiamas deputatas monsinjoras Svarinskas. Atėjo per lagerius, tardymus, per tremtį, nuolatos persekiojamas, šmeižiamas ir žeminimas. Šilalės žmonės pasirinko tokį. Monsinjoras ir Lietuvos Respublikos aukščiausioje taryboje mums buvo moralinis autoritetas. Jis pasižymėjo ypatingų darbštumu. Kai kurie kolegos signatarai, kurie yra matę deputato darbotvarkę, sakydavo, jis dirba be išeiginių,
ir neskiria laiko poilsiui. Jau iš Alfonso Svarinsko laiško iš lagerio buvusiam lagerio draugui Jonui Čeponiui akivaizdžiai matyti, kad jis ruošiasi aktyviai dalyvauti valstybės atkūrimo procese. Jis rašo: mūsų tėvynė pergyveno baisius sukrėtimus, kurie skaudžiai atsiliepė į jos fizinį ir dvasinį gyvenimą. Mes, kaip tautos avangardas, negalime būti abejingi svarbioms atgimimo problemoms. Mes turime padaryti, kad Eklezija taptų tautos mokykla, jos gyvenimo centru. Visas mūsų tautos gyvenimas turi būti persunktas Kristaus Evangelijos dvasia, krikščioniškas turinys ir tautinė forma. Parlamente Alfonsas Svarinskas be reikalo nekalbėdavo, o jeigu pasisakydavo, tai jo kalba būdavo aiški, niekam nepataikaujanti, todėl kai kada ir ne visiems patinkanti. Vienas iš pirmųjų pasisakymų Lietuvos Respublikos aukščiausioje taryboje buvo svarstant įstatymą dėl kai kurių apribojimų užimti valstybinės pareigas. Trumpai priminsiu šį įstatymą, kuris taip ir neišvykdo dienos šviesos. Šiuo įstatymų projektu buvo numatoma apriboti dirbusių tam tikrose pareigose partiniuose, vykdomosios valdžios ir kitos sovietinės sistemos struktūros asmenų galimybės užimti tam tikras valstybinės pareigas nepriklausomoje Lietuvoje. Tuo metu šio įstatymo projekto priėmimo galimybės buvo itin menkos. Neišlaikė ir monsinjoras Svarinskas tardama. Šiandien klausant, aš jau cituoju, kaip jis pasakė, jam leistina: čia komunistų sapolimo kraujas verda, žudė tautą 50 metų, o jie dabar nežiūri, kas kaltas, kas turi atsakyti, o tyčiojasi. Taigi mes buvome per daug nuolaidus, patikėjome, kad jie padarė atgalą. Ir jis pasiūlė traukti įstrebitelių būrį ir kai kurios kitus asmenys dirbančius sovietinės struktūrose, kad jie negalėtų užimti tam tikrų pareigų valstybinėse struktūrose. Ir jis paminėjo labai svarbų faktą, apie kurį dar ir šiandien mažai kas kalba, kad būtent įstrebiteliai apsimesdavo partizanais ir žudė civilių žmonės. Apie tai labai mažai kalbame. Iš tikrųjų tai buvo tam, kad sukompromituot partizaninį judėjimą. Ši kalba, aišku, buvo kaip šaltas dušas. Tuo metu ir man atrodė monsinjoro kalba pernelyg griežta. Ir visą tai buvo galima pasakyti kitais žodžiais. Tačiau, kai perskaičiau Alfonso Svarinską knygą Nepataisomasis, štai ši knyga, mano nuomonė pasikeitė. Kadangi tokiam žmogui, perėjusiems sovietinės sistemos golgotas, sunku kitaip ir pasakyti. Beje, ši iškili asmenybė sugebėdavo ir atleisti ir savo politiniams priešininkams, netgi tiems, kurie jį tardė. Prieš keletą dienų perskaitęs būtent šią monsinjoro atsiminimo knygą, pats asmeniškai sužinojau, kad Lietuvos Respublikos aukščiausioje taryboje buvo 2 deputatai signatarai sovietiniais okupacijos laikais tardę kunigą Alfonsą Svarinską. Tai sužinojau tik po 34 metų. Šis Dievo žmogus sugebėjo dirbti kartu su įtardžiusiais deputatais, jiems nepriekaištaujant ir apie tai nepaskelbiant. Tai yra galinga asmenybė. Beje, paminėta knyga, mano požiūriu, įdomi ir svarbi ir tuo, kad joje tikroviškai gražia lietuviška kalba perteiktas iki karinės Lietuvos žmonių gyvenimas, rezistencinis judėjimas ir jame svarbus Lietuvos dvasininkų vaidmuo bei košmariškos politinių kalinių egzistavimo sąlygos kalėjimuose ir lageriuose. Ar turiu porą minčių? Gerai, ačiū.
Autobiografiniai faktai perteikti šioje knygoje akivaizdžiai byloja apie būsimo kunigo rezistento tikro Jėzaus Kristaus kario formavimąsi. Jeigu mano valia būtų, šią knygą įtraukčiau privalomų literatūros sąrašą, kad mūsų mokiniai skaitytų šią knygą. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas vaizdingai papasakojo savo vaikystės kai kurios fragmentus, kad jis karjerą pradėjo būdamas 7 metų ganydamas žąsis. 7 metų jis pradėjo lankyti Vidiškio mokyklą, baigęs pradinę mokyklą Ukmergėje pradėjo laikyti 5 skyrių. Iš monsinjoro religinių nusiteikimų visi tardavo, kad jis studijuos kunigų seminarijoje. Svarinskų šeimoje vyravo gyva religinė nuotaika. Tačiau jam būnant gimnazistų traukė jį ir kariuomenė. Tuo metu Lietuvoje vyko karo veiksmai. Tačiau apsisprendęs po to, kada pamatė lauke vieną karį sužalotą, apsipylusių krauju ir jis nutarė viskas baigta ir stojęs į kunigų seminariją. Ir apie kunigų seminariją atsiliepė irgi labai šiltai, kad būtent kunigų seminarijos dėstytojai, nors ir buvo reiklus, tačiau jie davė ne tik mokslo bei profesinių žinių, bet išmokė mylėti Dievą ir artimą, kovoti su blogiu ne tik širdyje, bet ir visoje Lietuvoje. Dievą ir tėvynę išmokė mylėti labiau negu savo jaunystę ar gyvybę. Tai toks ir buvo visą gyvenimą monsinjoras Svarinskas. O kodėl jis galėjo kalbėti taip Seime, mano požiūriu, atspindi būtent kokius jis kančias praėjęs lageriuose kalėjimuose. Keletą vietų pacituosiu. 46 metais 21 dieną, gruodžio 21 areštuotas ir tardytas. Prokuroro sankcija buvo tokia – įkirsti 100 kirčių. Po 20-30 kirčių, kaip teigia Svarinskas, skausmų pradėjo nejaust, o po to netenki sąmonės. Būdavo geriau, kai tik muždavo, blogiau, kai per naktį tardydavo ir muždavo, neduodami miegoti. Taip, kad monsinjorui Svarinskui monsinjoras Svarinskas buvo nuteistas 3 kartus ir apie jį sukurtas ir filmas. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad monsinjoras Svarinskas ypatingai daug dirbo, stengdamasis įamžinti partizaninio judėjimo kovas. Jis yra padaręs šioje srityje labai daug. O kai tik jį paleido iš įkalinimo vietos, dirbdamas kunigu, jis skleidė, tai tiksliau neskleidė, o kėlė žmonės atgimti, taip pat tikėti. Čia 2 dalykai buvo svarbiausi – atgimti ir tikėti. Ir aišku, labai griežtas buvo vartojančio alkoholio atžvilgių. Taip. Ir šiandien to reikia. Bet jau Lietuva yra blaivesnė, tai jau gerai. Svarinskas, tiksliau, ši galinga siela į aną pasaulį iškeliavo 2014 Liepos 17 dieną. Ir šiandien mums Lietuvoje gyvenantiems sudėtingomis aplinkybėmis, turintiems tokius kaimynus, matyt, Alfonsas Svarinskas turi kvėpti kuo didesnį pasitikėjimą viešpačiu ir kuo didesnę meilę tėvynei. O jums santarvės, ypač sprendžiant šalies gynybos klausimus. Ačiū. Ačiū gerbiamam signatarui Vidmantui Žiemeliui ir kviečiu kolegą, pirmąjį vicepirmininką Juozą Oleką, pirmos vyriausybės sveikatos ministrą. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, man šie 2 įvykiai, pirmosios vyriausybės priesaikos 35-metis ir monsinjoro Alfonso Svarinsko 100-mečio paminėjimas labai susisieja. Man teko augti Sūduvos krašte, būnant moksleiviu, kaip monsinjoras Svarinskas, kaip kas sako, buvo nutremtas
į Lietuvos pakraščius, į Igliauką, Patilčius, Kudirkos naumiestį. Ir aš labai gerai prisimenu, kaip mano seneliai, tėvai vis perpasakodavo tuos įspūdžius, kurie sklido nuo monsinjoro Alfonso Svarinsko ir mūsų krašte daugiau žinomos tokios trijulės. Dabartinio arkivyskupo kardinolo Sigito Tamkevičiaus ir kunigo Juozo Zdebskio. Tai buvo toks trikampis tikėjimo Lietuvos ateitim. Ir kuo buvusi sovietinė valdžia juos labiau trėmė, kuo juos daugiau spaudė, kuo juos daugiau siuntinėjo į mažesnes parapijas, tuo plačiau sklido tikėjimo ir pasitikėjimo dvasia. Tikrai labai gerai atsimenu, kaip buvo kai kuriem iš jų uždrausta verstis kunigystę, kaip Sigitas Tamkevičius šlavė gatvę, kurioje aš gyvenau, ir žmonės išeidavo, sveikindavos, apsikabindavo ir dar labiau glaudėsi apie šiuos žmonės. Monsinjoras Svarinskas yra vienas iš tos didžiosios tikėjimo uolos Lietuvoje, kuri po karinio pasipriešinimo, ginklų pasipriešinimo iškėlė dvasinį ir tikėjimo pasipriešinimą Lietuvos žmonėse. Ant šios uolos mes pastatėme Lietuvos nepriklausomybės sąjūdį, ant šios kalvos mes galėjome paskelbti kovo 11-ąją nepriklausomą Lietuvą. Ir be abejo, mūsų signatarai galėjo paskirti pirmąją vyriausybę. Todėl manau, kad mes turime labai giliai prisimti savo šio žmogaus gyvenimo pavyzdį. Pavyzdį, kada savo užkrečiamo jėga, dvasia, pasitikėjimu ir tikėjimu galima prikelti ir tuos, kurie abejoja. Prikelti jaunąją kartą, suteikti jai pasitikėjimą. Ir kaip šiandien mano kolega Vidmantas Žemelis kalbėjo apie tą tvirtybę ir atlaidumą, susiduriant su tai žmonėm, kurie tardė, kankino, išdavė, ir galėjimą kalbėti. Galėjimą surasti bendrą kalbą vardan tikėjimo ir vardan Lietuvos. Aš manau, kad šiandien mes galėtume tikrai pasimokyti iš monsinjoro Alfonso Svarinsko ir jo bendražygių, kaip galima sutarti dėl bendrųjų Lietuvos reikalų. Aš noriu pasakyti Svarinsko žodžiais. Šiek tiek perfrazinu. Mylėkime Dievą ir tėvynę daugiau negu savo gyvenimą. Ir tai, man atrodo, būtų labai konkreti šių žmonių, kurie atlaikė Lietuvos priespaudas ir pakėlė mus laisvon Lietuvon, idealų įgyvendinimas. Todėl kviečiu visus prisiminti monsinjorą Svarinską kaip kovotojo už Lietuvos pavyzdį, kaip žmogaus, kuris Lietuvos Respublikos Seimą, tuometinę aukščiausią tarybą, taip pat labai stipriai sutvirtino ir įkvėpė. Tokių žmonių darbas Lietuvos Respublikos aukščiausia taryba, atkuriamajam Seime ir Seime, man atrodo, labai įkvėpia pasitikėjimą ir galimybę užtikrinti taikę ir patikimą Lietuvos ateitį. Ir užbaigti noriu dar vieną monsinjoro frazę. Atleidžiu visiems,
kurie mane skundė, kankino ir teisė. Taip pat prašau savo artimųjų ir visų kitų atleidimų. Sąmoningai niekam blogo nedariau. Kolegos, dirbkime, mylėkime ir atleiskime.